Jau tapo įprasta, kad lengvų ir greitų pinigų ištroškę lietuviai savo amatą bando pritaikyti svetur. Būtent dėl to šiandien galiu Jums pristatyti jau 4. epizodą apie užsienyje užfiksuotus lietuvius nusikaltėlius. Dar šių metų kovą Jungtinių valstijų prašymu Indijoje buvo sulaikytas Lietuvos pilietis vardu Aleksejus Beščiakovas. Mat jis buvo vienas iš kriptovaliutos biržos Garantex administratorių. Atsakingas už biržą, kuri dalyvavo plaunant milijonus dolerių nusikalstamų būdų gautų pajamų. Tai yra pinigų gautų iš hakerių atakų, išpirkos reikalaujančių programų, terorizmo ir prekybos narkotikais. India's top probe agency, the CBI and Kerala police have arrested a Lithuanian national wanted by the United States. Aleksej Beščiakovas is accused of using cryptocurrency exchange Garantex to launder criminal proceeds, including ransomware funds. Šioje kriptovaliutų biržoje atliekamomis operacijomis Rusijos elitas apeidinėdavo sankcijas. Vagys ir kiti nusikaltėliai persivedinėjo pinigus ir vykdė nelegalias operacijas prekiaujant juodojo interneto rinkose. Prieš keletą metų Britų televizija ITV išleido dokumentiką apie motiną ir sūnų. Lietuvius, kurie 2018 Halo mieste nužudė kitą lietuvį, 52 Rolandą Poškų. Rolandas buvo tosios motinos sugyventinis. Pora mėgdavo išgerti, todėl namuose dažnai kildavo kivirčai. Vieną dieną mamos, Janinos Milieškienės sūnus Matas Pundžius rado Rolandą miegantį girtą. Jis prieš tai buvo supykęs dėl mamai pasakytų žodžių, todėl ištempė pusamžį vyrą iš lovos ir pradėjo mušti rankomis ir kojomis. Praėjus kiek laiko laiptais nusitempė jį į 1. aukštą, ten toliau talžė ir trypė kojomis, kol šis mirė. The body of Rolandas Poskas was found on the 15th of June 2018 in Hull. 2 arrests had been made, his partner Janina and her son Mantas. Police suspected that she was protecting her son, who had been involved in Rolandas's death. Rolandui buvo sulaužyti 28 šonkauliai, kurie lūžę perdūrė plaučius. Taip pat buvo pažeisti jo inkstai bei smegenys ir suskaldyta kaukolė. Kūną su motinos pagalba 24 Mantas įsimetė į automobilį, išgabenęs išmetė miškingoje vietoje. Grįžus su mama išveitė kraują iš kilimų ir grindų. Rolando kūną dykynėje po kiek laiko aptiko šunį vedžiojęs praeivis. Pareigūnams 42 moteriai pranešus apie sugyventinio mirtį, jis susidomėjimo neparodė. Apieškojus jų namus buvo rasti Rolando krauju ištepti sportbačiai, kas vėliau padėjo įrodyti motinos ir sūnaus kaltę. Teismas Mantui Pundžiui skyrė 19 metų laisvės atėmimo bausmę, o Janina Milieškienė gavo 2,5 metų už grotų. Rolandas dirbo įdarbinimo agentūroje, kurios darbuotojai jį apibūdino kaip geraširdį, juokingą ir darbui atsidavusi bendradarbį. 2020 lapkritį Britanijos Northamptonšyro policija paskelbė įrašą, kaip sulaikė Asda parduotuvėje peiliu besišlaistantį vyrą. Hey, drop it! Drop it now! Drop the knife! Stay where you are! Stay where you are! Don't put your hands together! Tai buvo 22 Lietuvos pilietis Mantas Auryla. Pasakojama, kad Raunso mieste dėl nežinomų priežasčių parduotuvėje jis išsitraukė peilį ir pradėjo grasinti aplinkiniams ir darbuotojams. Teismas jam vėliau skyrė 1,5 metų laisvės atėmimo bausmę.
2023-aisiais Britanijos žiniasklaida paskelbė apie 5 metus trukusio tyrimo pabaigą. Jis vyko dėl karantino laikotarpiu veikusios gaujos, kuri išnaudojo valstybės paramą, vėliau išplaudami per 70 milijonų svarų sterlingų. Tarp gaujos narių buvo net 30 lietuvių pavardžių. Vienas vadeivų toks Deivis Grocheckis kartu su Rusu subūrė žmonių grupę, su kuriais atidarinėjo fiktyvias kompanijas ir banko sąskaitas joms. Jie iš valstybės gaudavo paramą ir lengvatinės paskolas, o gautus pinigus plovė per kitas fiktyvias kompanijas. Juos siuntė į kitų šalių sąskaitas, įsigydavo naudotus brangius laikrodžius, kuriuos vėliau nesunkiai galėdavo parduoti ir kitaip bandė pinigus paslėpti bei išplauti. Nors pareigūnai ir konfiskavo didžiąją dalį grynųjų, valstybei visų pinigų susekti ir susigrąžinti nepavyko. Grocheckiui teismas skyrė kalėti 16 metų, kiti lietuviai atsipirko švelnesnėmis bausmėmis. Aurimas Bielskis gavo metus ir 10 mėnesių, Nedas Kiviliauskas metus ir 11 mėnesių, abu su keliais šimtais viešųjų darbų valandų. – 2015 birželį Švedijoje 17-metė Liza Holm ėjo namo po darbo, kai staiga ją užpuolė lietuvis vardu Nerijus Bilevičius. Nors tiksli įvykių eiga nežinoma, nes jis niekad neprisipažino, manoma, kad jis merginą jėga nusitempė į automobilį, nuvežė į apleistą daržinę, o ten, kaip manoma, prieš nužudant išžagino, paskui pasmaugė arba pakorė. Lizos kūnas buvo rastas po 5 dienų. Daržinėje ir ant lavono buvo rasti lietuvio DNR pėdsakai, kas padėjo įrodyti visko neigusio lietuvio kaltę. Aš nežodžiau tos merginos, aš nežinau, kaip ten jie atsidūrė. Aš žinočiau, pasakyčiau, kas aš ekspertas. Jag vet inte hur det har hamnat där, du vet. Skulle jag veta att jag skulle berätta? Jag är ingen expert här. Jag vet inte. Jag är inte någon expert på DNA heller. Aš irgi nekoks DNR ekspertas. Men jag vet att det inte flyger genom luften. Aš žinau, kad tai neskraido per orą. Och att det kräver viss kontakt för att det ska smitta över. Kai reikalingas kažkoks tai kontaktas, kad persiduotų kitam. Kažkas tai turėtų žinoti tą merginą. Aš jūs net nežinojau, už ką aš ją turėčiau žudyti, jeigu aš taip, jūs galvojat, kad aš ją nužudžiau. Men någon skulle minst känna till flickan, bet nereikia jos pažinti, kad va tai padaryti. Užtenka, kad turėti kontaktą su ja. Aš net kontaktų neturėjęs, kaip aš galiu turėti, aš nematęs jos. Prašau, papasako, ką tu galvoji. Neturiu aš jums ką be papasako. Jag har inget mer. Ką aš jums nesakau, vis tiek jūs manim nieko netikite. Oavsett vad jag säger, ni tror inte på mig. Teismas jiems skyrė laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos. Švedijos visuomenė buvo labai pikta, tas atsispindėjo ir kituose kaliniuose. Net geromis sąlygomis garsėjančiame Švedijos kalėjime lietuviai pastoviai mušė, apipildavo verdančių vandeniu ir panašiai. Dėl to jis paprašė bausmę tęsti Lietuvos kalėjime. Taip jis buvo pervežtas į Marijampolės pataisos namus, kur į vieną kamerą buvo patupdyta su Sigitu Gaidjurgiu, žymiuoju Klaipėdos mafijos bosu, kalinčių 16 žmonių nužudimą. Bilevičius tapo jo pavaldiniu ir vadinamoju Pieška. 2022 konflikto metu Nerijui Bilevičiui kitas nuteistasis savo darbe geležte dūrė į kaklą ir šis mirė. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidoje dar visai neseniai skambėjo lietuvio Evaldo Rimašausko vardas. Mat jis nuo 2013 iki 2015 iš Google, Facebook ir kitų JAV kompanijų apgaulės būdu išviliojo net 120 milijonų JAV dolerių. Rimašauskas joms siuntinėjo suklastotas sąskaitas faktūras, kurios kompanijos apmokėdavo į Azijoje sukurtų kompanijų sąskaitas. Google nurodė vėliau savo pinigus susigrąžinusi, o Facebook informavo atgavusi didžiąją dalį prarastos sumos. Tuomet Rimašauskas buvo sulaikytas Lietuvoje ir vėliau išduotas Jungtinėms valstijoms, kur teismas jam skyrė 5 metų laisvės atėmimo bausmę.
Šiandien tiek. Jei jums buvo įdomu, nepatingėkite paspausti patinka mygtuką ir prenumeruoti šio kanalo. Tik augant skaičiui kyla ir motyvacija kuo daugiau talpinti įrašų. Ačiū, kad žiūrėjote. Kaip visada, susitiksime kitame epizode.